Mano pozicija tokia yra, kad būtent savo namuose mano problemos yra, kas ten vyksta ir karts nuo karto vyksta ne patys tvarkingiausi dalykai. Tačiau tai yra mano namai, tai yra mano teritorija ir mano reikalas, ką aš ten darau. Tai, kas liečia visuomenę ir tai, kas yra už namų slenksčio, niekada stengiuosi nešiukšlinti, nemėtyti nieko, nei pro mašinos langą, nei šiaip. Ir tiesą sakant, nelabai suprantu tų žmonių, kuriem atrodo natūralus procesas išveš šiukšles į mišką. Pavyzdžiui, pats baisiausias dalykas. Kažkada mes su žmona tiesiog ieškojom ten žemės, namą norėjom statytis ir, šiaip šniukštinėjom po apylinkės, norėjom pažiūrėti, kaip gyvena žmonės, kokia gamta yra. Ir taip miškų ir nepamatėm. Tai yra Nemenčinės pusė. Tikrai neįmanoma išeiti ir pasivaikščioti, kad jaustumėsi kaip žmogus ir jaustumėsi gamto, nes visur yra šiukšlynas, visur žmonės veža, meta tas šiukšlės, jos ten pūva ir matus, kad ir vienais, ir kitais metais. Svarbiausia nesurinkti šiukšlės, o surinkti šiukšlės iš žmonių protų, išugdyti teisingą požiūrį į miestą, į bendrą turtą, kad gatvės, kad gamta tai yra bendras turtas. Tai daugiausiai šiukšlių yra žmonių galvose. Tai vienintelis dalykas, kur aš noriu paagituoti, noriu paprašyti tiesiog žmonių, kas kaip galit, suraskit pirmiausia laiko pagalvoti apie tai, sustoti nuo tų kasdieninių darbų savo ir pagalvoti, kur aš gyvenu, su kuo aš gyvenu ir kaip aš gyvenu, nes nedužyk sienų. Nes, tai prasme, galima apsišiukšinti ir reikiausų tokiu būdu. Aš darau, darom kartu.